pasikeitė kas nors, Laurinai, tavo gyvenime po pirmos serijos, gal kažkaip kitaip, žinai, vis tiek, nes aš, pavyzdžiui, dabar jau namie vaikštau visai kitaip, žinai, galva aukštai iškelta ir žmona kažkas kažką bando pasakyti. Žmona su manim nesusišneka. Ne, aš nejaučiu, kad apskritai su ją bendrau dabar turėčiau. Į mane prašom kreiptis jūs. Taip. Ir šiaip netgi atsirado toks, žinai, kur tipo grafikas užsirašyt, prieimimo valandas, žinai. Oi, čia tai metam į priekį yra eilė. Taip. Tai va, tai labai faina. Mes su Laurinu grįžtam į antrą epizodą. Jūsų dėmesiui mūsų autorinė. Mes esam 2 akcininkai, kuriem priklauso po 50%. Ir autoriai. Ir autoriai podcast'o, kodėl jie taip daro, žodžiu, savininkai, autoriai, lygiaverčiai partneriai. Ir aš galvoju, kad šiandien, žinai, mes pirmoji truputėlį papasakojom apie mus, kas sieja, kuo susiję ir taip toliau, žinai. Žmonės turėjo laiko pasigooglint, pasiinstagramint, pasifacebookint, viską, visur susirinkti informaciją, jeigu norėjo. Jeigu kažkas išplauks iš eigos apie mus, mes dar kažką prasitarsim. Aš noriu iš karto eiti prie šios dienos temos, nes mano galvo tema yra labai įdomi. Ir aš noriu pradėti nuo savo asmeninės patirties. Mes šiandien beje kalbėsim ir pabandysim atsakyti klausimą, jeigu mūsų podcastas, taip ir vadinasi, kodėl jie taip daro, kodėl žmonės be sustojimo, aš sakyčiau, begalviškai skrolina, kodėl jie paskęsta šio laikinių įvairiausių prietaisų, net ir dabar mano pašonė yra telefonas, kompiuteris, planšetė, kažkokie dalykai. Ir kodėl aš pažįstu tokių žmonių, kurie tai daro, ta prasme, be sustojimo. Tai aš labai trumpai noriu pradėti nuo savo eksperimento, kurį aš dariau visai neseniai. Kadangi aš 20 metų pradirbau radijoje, tai man buvo būtina nuolatos jaust pulsą ir nuolatos turėti įvairiausių žinių. Dėl to aš negalėjau to padaryti ir kai mano karjera baigėsi, tai pirmas dalykas, ką aš padariau, aš išsitryniau visas informacinės programėlės. Turiu minėti naujienų portalus? Jo, išsitryniau naujienų portalus, išsitryniau Facebooką. Bet nepanaikinai savo akauntą? Ne, nepanaikinau. Aš tiesiog iš telefono panaikinau. Taip, pasilikau Messengerį, nes Messengeris mano galva šiais laikais yra tiesiog kaip telefonas, tik raštu, o kartais net ir susiskambint. Ir kadangi buvo likęs vienintelis kanalas, kuriame žmonės dar galėjo mane prisiminti kaip renginių vedėją ar kažką ir aš nenorėjau taip visai dingt, aš buvau pasilikęs Instagramą, bet aš jį buvau apribojęs labai stipriai ir buvau susitaręs su savim, kad aš ten nueinu, įkeliu story arba kažkokį postą, bet pats per daug stengiuosi jame nemirkti. Okay. Ir baisu, aš tau galiu pasakyti, žinai kodėl? Todėl, kad aš pirmas kokias, tikrai nepameluosiu, 3-4 dienas, aš pagaudavau save, jau žinai kada, jau kai yra telefonas paimtas ir jau veidų jis yra atrakintas ir tada aš suprantu, kad aš neturiu ką žiūrėti jame. Yeah. Bet ta ranka telefonas, ta prasme, tai vyko taip mašinaliai ir tokį nesuskaičiuojamą kiekį kartų per dieną. Ir ta prasme, aš tik atsitokėdavau jau tada, kai aš suprasdavau, kad aš neturiu ko žiūrėti, nes viskas ištrinta, žinai. Ir aš galvoju, aš vėl paim. Ir kas svarbiausia, aš pagavau save, kad aš vėl paėmiau vairuodamas, vėl paėmiau kalbėdamas su kitu žmogumi. Yeah. Vėl paėmiau skaitydamas, vėl paėmiau žiūrėdamas filmą, vėl paėmiau eidamas su šuniu pasivaikščioti. Ta prasme, mane šokiravo labiausiai tai turbūt vairavimas ir tas, kai tu esi su kitu žmogumi, pokalbyje su kitu žmogumi, tu griebi telefoną ir žadi žiūrėti į kažkokį socialinį tinklą. Aš manau, kad tai yra siaubas. Mano viena pažįstama kažkada prieš porą metų padarė avariją tokiu būdu. Įvažiavo į galą kitai mašinai. Nieko keisto. Ir toj mašinoje dar ir mažas vaikas buvo ir ten tokia maža drama įvyko. Viskas ten sėkmingai, ten tik aplamdyti automobiliai, bet jai tai buvo toks didelis šokas, kokį iš tikrųjų, kokias pasiekmes gali, turėti toks nesaikingas naršymas, skrolinimas ir tas naudojimas telefono. Kažkur skaičiau, kad per dieną mes telefoną paimame į rankas apie 50 kartų. 50 kartų, ar ne? Žiūrėk, Laurinai,
aš nežinau, ar jūsų bendruomenė, aš kalbu apie psichoterapeutus, ar ne, ar jūs dabar jau ten, nežinau, savo sąskrydžių metu, kur šokat nuogai išsirengę. Nu gerai, aš juokauju, nebūna tokių sąskrydžių. Aš visai gal mielai sudalyvaučiau, jeigu atsirastų. Aplink laužą, žinai, ir dalinatės patirtim. Aš tiesiog žiūriu, žinai, kaip būna, kai mano tėvai buvo ten 40-mečiai, jau sakydavo, mūsų gyvenimas jau į pabaigą, aš prisau žiūrim į vaikus, žinai. Yeah. Tai aš irgi dabar jau žiūriu, nu ką ten, žinai, suaugęs jau ten apgadintas, aplamdytas, kas jau sugadintas. Bet aš žiūriu į vaikus ir man darosi baisu kartais. Kas bus su šita karta? Nes ta prasme, jie, pavyzdžiui, nu gerai, kalbėkime apie TikToką. Aš nežinau, aš ant jo neužkibau, pavyzdžiui. Nu kaip, arba gal net sąmoningai, bet aš žinau net ir suaugusių žmonių, kurie tiesiog sėdė ant TikToko adatos. O tai yra kas 3 sekundės besikeičiantis vaizdelį. Kur tai veda ilgainiui? Tai yra, man atrodo, kad turi sudegti smegenys. Taip ir nutinka. Kažką panašaus į tai galima ir pasakyti, taip ir nutinka. Tu užsiminėjai apie psichoterapeutų bendruomenę, iš kurios aš kaip ir ateinu, ar ne. Tai kadangi mes, kaip jau yra suminėjęs, darom... Kaip tik tokeris atėjęs į jūsų kabinetą išbūna sesiją, nes jam nesikeičia vaizdas. Tai žinok, būna, kad žmogus ateina pas save telefoną ir ten vyksta ir jis vis pasitikrina sesijos metu. Čia kita tema. Bet... Kadangi terapeutai lygiai taip pat žmonės ir daro lygiai taip pat nesąmonės, ir smages, ir nesmages, kaip ir visi likusieji žmonės, gal tik tai, nu nesvarbu, bet kadangi mes darom lygiai taip pat nesąmonės, tai mes lygiai taip pat tuose telefonuose naršam, mane lygiai taip pat kartais paima jausmas, kad Dieve mano, aš jau kuris laikas naršau ir man netgi neįdomu yra tai, ką aš ten žiūriu. Žinai, kas yra baisiausia, man yra taip atsitikę, aš jau kai žinau, kad eisiu ant tos dietos, yra, aš nežinau, ar būna ir Instagram'e, man atrodo, taip yra buvę, Facebookas tikrai yra, kai tu naršai ir tau Facebookas tiesiog prieini liepto galą ir rašo, sorry, šią sekundę mes tau nebeturim ko pasiūlyti. Oho, aš tu dar nesu pasiekęs. Dar nesi, aš esu keletą kartų pasiekęs. Vadinasi, tu tipo viską turbūt ten ką followini ir kažką, tu pravarėjai, tarsi tu viską pravarėjai ir sako, sorry, nebėra, žinai. Ir aš taip galvoju, wow. Ja. Bet žinai, vėlgi apie psichoterapeutus kalbant, tai nemaža, nu net ne tai, kad nemaža, tam tikra psichoterapeutų dalis soctinklus naudoja savo darbui. Kaip ir nemaža dalis kitų įvairiausių specialybių, tai yra ir kalbėti apie savo veiklą, kalbėti apie tai, kas žmonėms gali būti naudinga. Yra psichoterapeutų, kurie yra tapę tikrai garsiais ir žinomais Lietuvoje influenceriais. Visam pasaulyje yra psichoterapeutų, psichoanalitikų, psichologų, kurie būtent socialinę erdvę tam panaudojo ir viskas su to yra tvarkoj. Bet lygiai taip pat žinau iš savo kolegų ir draugų, kad visi mes šiek tiek panaršom, daugiau arba mažiau. Ir kartais šitas jausmas tikrai paima, tas toks nevilties ir su tokio, aš netgi sakyčiau, man toks pasibjaurėjimo savimi jausmas toks. Nu žiūrėk, aš ne veltui paėmiau telefoną į rankas, aš tiesiog galvoju labai blogai redaktorius pasiruošęs, tai tarkim dabar rodo šios savaitės, tai yra ženkliai per mažiau, dar kokios 2 valandos prisidės, nu pavyzdžiui, per dieną 4 valandas 7 minutės. Bet tai yra per mažai. Tikrai bus visą savaitę, jeigu paimtum, bus kokios 6 valandos per dieną. Wow. Taip, čia yra mano screeno time. Tai yra netoli darbo dienos. Taip, tai yra netoli darbo dienos. Tu įsivaizduoji ir tai yra, nu ta prasme, tai tikrai nemanau, kad mano vieno yra toks laikas. Jo, tai yra... Tai tikrai... Kur mes gyvenam, Laurinai? Mes gyvenam, ta prasme, dar žinai, aš ruoždamasis šiai mūsų temai, aš tau sudėliosiu, o tu po to jau kalbėk, žinai, aš po to jis panaršyt, gerai, nes man, nu, žinai, reikia tas 6 valandas susirinkti. Aš tikiu. Nes supranti, kaip yra, pavyzdžiui, man kaip pasako, yra tokių graudžių vaikšto paustų po Facebooką, žinai, o vat mūsų tai buvo vaikystė, žinai, žvyras tarp dantų, ten žaidimai iki paryčių su draugais laukia. Buvo dėl to, kad jūsų vaikystė buvo akmens amžiai, kaip ir mano.
Taip. Būtumėm turėjome šitos telefonus, mes būtumėm dar daugiau virinę nei dabartiniai mūsų vaikai, nes mes kantrybės, žinai, kiek aš supratau, kad kai aš buvau vaikas, aš lygiai taip pat neturėjau kantrybės kaip dabar mano vaikai, nes mes net kartais su draugais neturėdavom kantrybės išlaukti, kai atsirado pirmieji kompiuteriai, bet prie interneto jungdavosi per tokį kažkokį modemą, kur ten čirpždavo, šnypždavo ir jeigu kažkokia būdavo apkrova ar kažkas ten reikėdavo kartot ir būdavo, kad mes tiesiog išeidavom į lauką, nes mes užsiknisdavom lauk. Okay. Tai va, tai aš manau, kad mes būtumėm skrolinę lygiai taip pat. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, aš pavyzdžiui pastebėjau, kad skrolinimas, jis man neretai sukelia nusivylimą ir liūdėsi. Dėl to, kad paimkim paprastą situaciją atostogas, ar ne? Aš sugalvoju, kad važiuosiu ten, nežinau, į Italiją arba kažkur, susirandu kažkokį miestuką, kur apsistosiu, ką aš darau, aš iš karto einu žiūrėti nuotraukų, kas yra kokių padarę ir taip toliau. Viskas atrodo, žinai, nuotraukose pasaulis atrodo neretai daug gražesnis nei jis yra, žinai. Ir tu įsivaizduoji, kad bus taip ir tu staiga atvažiuoji. Žiauriai, nu, ta prasme, nenaudokim žodžių, į labai gražų miestelį. Taip. Tai yra tavo atostogos. Tu esi su savo artimiausiais žmonėmis. Tu išlipi ir tu pagalvoji, mano telefai gražiau atrodė. Aš gaunu nepasitenkinimą, aš gaunu liūdėsį. O dabar dar tada kitas dalykas. Tai ką, ta prasme, kur mes, nes, nu, aš nežinau, aš nemanau, kad mūsų šeimos modelis yra kažkoks ten labai išskirtinis, aš manau, daug kas taip gyvena, mes tiesiog grįžtam, kažką ten pakalbam, žinai, ir tada visi telefonuose, žinai. Mes neva bendraujam, bet šiaip visi yra telefonuose. Visi rūpinasi ir domisi svetimų žmonių gyvenimais, tada dar turbūt parina save, kad tas gyvena geriau arba gražiau. Ir ką daryti, Laurinai? Aš apsiverksiu. Aš prašom, apsiverk, mums reikėtų tada ateiti servetėlio ant staliuko čia turėti. Čia šiaip būtų anonsui gerai apsiverk, žinai. Bet, žinai, aš tikrai dažnai rekomenduoju porom, šeimom labai tokį paprastą ir jau nuvalkiotą dalyką – turėti laiką kartu be telefonų. Kaip? Tiesiog, pavyzdžiui... Nu, žiūrėk, aš tau iš karto pasakau, bet čia yra tik dėl to turbūt, kad aš esu jau paleidęs vadžias. Jeigu aš paimčiau iš savo 3 vaikų telefonus ir iš žmonos telefoną, iš savęs, juos susodinčiau į mašiną ir mes važiuotumėm link pajūrio, tai pasaulis pamatytų, kaip atrodo pasaulio pabaiga. Aš tikiu, kad tu sakai, galbūt nereikėtų pradėti nuo tokių drastiškų ir nuobodžių užsiėmimų, kaip važiavimas ir automobiliu kažkur toli ir ilgai, bet vakarienė, pietų metas. Žinai, kažkur esu matęs tokių vaizdų, kai restoranas turi specialią dėžutę ir jeigu, tarkim, ateina į restoraną šeima, jie atneša dėžutę, į kurią užrakina telefonus ir jeigu tu sutinki, kad dabar sudedam visi savo telefonus ir ją padavėjas užrakins, padės ant stalo, bet jie bus užrakinti, tai restoranas suteikia ten 10 ar 15% nuolaidą. Bet čia turbūt ne Lietuvoje. Ne. Aš tiesiog esu kažkur matęs tokią reklamą. Ne? Tai aš tikrai dažnai tą porom, vyram, žmonom, šeimom rekomenduoju. Išeikite pavakarieniauti, susirinkite savo namuose vakarienės. Ir turėkite taisyklę, kad tą 1-2 telefonų neturite fiziškai su savimi turėti. Aš jau matau, kiek dabar yra stojančių širdžių, ypatingai influencerių arba wannabe influencerių, klausant tavęs, Laurinai, išeit vakarieniaut be telefono ir tipo neįdėti viso to Instagramo, aštunkojo ar cepelino ar ten vyno taurės. Tai čia vadinasi, kad tu nebuvai ten. Jo, net to nebuvo. To nebuvo. Jo. Nes dažnai turbūt net neįdomu, ta prasme, žinok, tai yra siaubas šiaip. Nu, dabar taip kalbam tiesiai, tai yra siaubas, žmonės, tai yra siaubas, pagalvok. Nueini su žmona į restoraną, pirmas dalykas, tipo, davai susifotkinam maistą ir tada galbūt tik valgom, aišku, kol fotkinamės dar susipykstam, nes, nu, tipo, žinai, moterį nufotkins ten tik iš 50 nuotraukos, maistas atšalo, kampas ne tas. Ten, tipo, turim labai laimingų žmonės Instagrame ir labai nelaimingų žmonės restorane. Ką daryti? Tai žinok, aš tave girdžiu, aš gal to taip nedramatizuočiau. Aš asmeniškai tokią praktiką savo gyvenime keletą metų tikrai turėjau ir tai buvo nuostabu. Pasaulis tikrai nesugriuvo. Ta prasme, tu fotkindavai maistą? Ne, aš neimdavau telefoną. Nu, mes su žmona neimdavom telefoną.
Aš to, žinok, taip stipriai nedramatizuoju, bet aš suprantu, kad problema egzistuoja. Tiesa, tu dar pradėjai nuo tų senų akmens amžiaus laikų, kai mes su taimi buvom vaikai ir mūsų panašaus amžiaus žiūrovai buvo vaikai ir nei kompiuterio, nei interneto nebuvo. Tu žinai, aš iš šitos pozicijos irgi esu galvojęs ir aš tau galiu pasakyti, kad aš, tai labai rimtai pasakysiu, kad aš jaučiu didžiulę pagarbą šiuolaikiniam paaugliam už tai, kad jie sugeba egzistuoti ir užaugti žmonėmis visame tame, kame mes dabar gyvename. Tai yra socialinės medijos, fotografavimai, dalinimaisi nuotraukomis, pasiekiamumas, naršymas, Google'as ir viską, ką mums gali suteikti telefonas bei internetas kartu, ar ne? Aš jaučiu didžiulę pagarbą, nes aš manau, kad aš tame nebūčiau išgyvenęs. Man nebūtų užtekę mano psichologijos, aš būčiau išprotėjęs, žinok, tikriausiai. Tu gerai. Jo, tu šiaip tikrai gerai kalbi, bet mes dar nežinom, supranti, ar jie išgyvens. Mes žinom, mes viską tai matom. Mes matome pavojus, mes matome sunkumus, mes matome internete vykstančias patyčias, žinai, dezinformaciją, priklausomybę naršymui, influencerių įtaką, ypač jeigu dabar kalbam apie jaunus žmonės ir paauglius, ne? Apie influencerių įtaką jiem, apie trendus, kartais be galo kvailus, žalingus, žalojančius kūno psichologiją ir taip toliau. Mes visą taigi matome, apie tai šiaip bent jau mano burbule gintai yra apie tai daug kalbama, iš tikrųjų. Aš apie tai skaitau, aš apie tai girdžiu, apie tai kalba mano klientai, kalbėdami apie savo vaikus, aš apie tai kartais galvoju, žinai, ir mano burbule šita tema, jinai gana aktuali. Nežinau, kaip tavo. Mano ta prasme, aktuali turbūt kiekvienam, nes kiekvienas apie tai pakalba Jesus Christ, kiek mes skrolinam, bet žmonės nieko su tuo nedaro. Ir aš, pavyzdžiui, ant savęs esu pastebėjęs, aš dabar jau gal kažkiek kitaip žiūriu, nors žiūrint kaip kada, kokia diena ir kokia nuotaika, nes man atrodo, kad šitas dalykas, pavyzdžiui, Instagramas koks nors, ar ne, aš labiausiai gal dabar apie jį kalbėčiau, ar ne, tarkim man, tai yra toks, žinai, geras pragilas, kur jeigu tu nori susivaryti save, jeigu esi tokios biški nuotaikos, kai liūdesėlis, kai ten kažkuo nepatenkintas, o jeigu dar tuo metu gyvenime tavo rožės nežydė, ne, ten tarkim tu sunkiau su darbais ar su kažkuo, tai užtenka įsijungti Instagramą, išjungti savo smegenų filtrą, kad suprast, kad galbūt net ir tie žmonės, kurie ten rodo, kaip viskas yra faina, kad ir jie turi kasdieninių problemų, paskrolint gerą valandą ir jau žiūrėk, gali kamputį sėdėti ir verkti, žinai. Tai čia yra suaugusių žmonių dalykai, nes aš, pavyzdžiui, tikrai žinau žmonių ir tai yra baisu, aš tikrai žinau žmonių, kad tie žmonės beveik ten, tarkim, kartu nebegyvena ar ne, arba jų santykiai yra labai prasti, bet kas savaitę Instagrame yra nuostabus postai, kokia mūsų faina šeima, visi vienodais mėgstukais per kalėdas, vienodais mėgstukais ten per Velykas, žinai. Ir aš tada sėdžiu ir galvoju, wow, ne? Ką bando apgauti šitie žmonės? Kitus? Save? Aš nežinau, ką jie bando apgauti, bet jie bando būti bent kažkiek laimingi. Bet labai gerai pasakyti, užvedi dar ant kelių, bet kadangi aš pats esu wannabe influenceris, sakykim taip, ar ne? Ta prasme, tai yra mano Instagramas, šiuo metu tai yra mano kanalas, kuriame aš galiu išreikšti save ir tam tikrą prasme dirbti savo darbą, ką aš darydavau, ar ne? Ten neliko radio, liko Instagramas. Galiu ten daryti, žinai, dalykus. Tu sakai džiaugsmą, tai sukelia stresą begalinį. Nes kiekvienas tavo įkeltas turinys, tu nori, kad jisai turėtų atsiliepimus, reakcijas, širdutes, laikus, komentarus. Taip sakant, tu nori patirti laimę. Taip, nori patirti laimę. Ir jeigu tu įkėlęs per pirmas 5 minutės jau, kai turi patirties, supranti, kad galbūt netaip važiuoja, tos laimės nebėra. Tu pradedi patirti iš pradžių liūdėsi, po to pykti, galvoji, kad visi yra debilai ir jie nesupranta tavo genialaus humoro arba genialios minties nesuprato, žinai. Nes kas dažniausiai yra sakoma, kai paeina, tavo auditorija yra super. Kai nepaeina, žinai, tie kaimiečiai.
Nu, ta prasme, tai sako žmonės, kurie dirba telke, radijui, ten tipo Instagrame, tame pačiame visur. Aišku, man tai šiek tiek yra svetima, nors aš taip vidutiniškai aktyviai naudojos, keliu informaciją šiek tiek apie savo profesinę veiklą, šiek tiek apie savo... Bet Laurynai, aš dar noriu pasakyti, kad prie to paties prieš tavo atsakant, jeigu tai veikia mane suaugusi žmogų, tu įsivaizduoji, kaip tai veikia vaiką? Jo. Tai yra be galo jiems stipru ir tai yra tiesa. Štai kodėl aš kartais ne visai palaikau tą idėją, žinai, dabar yra daug kalbama apie dopaminą. Apie tai, kad... Taip, kas atsitinka su skrolinančiu žmogu? Tu gali papasakot, kas vyksta mūsų viduje? Tai yra daug kalbama apie dopaminą. Dopaminas yra toks neurotransmiteris, tai yra tokia medžiaga, kartais jį vadina hormonu, bet aš kaip suprantu, tai nėra iki galo hormonas. Jis tam tikrose aspektuose gali būti pavadintas hormonų kūno, tam tikrose vietose, bet tai yra neurotransmiteris. Kitaip sakant, jis padeda neuronam perduoti tam tikrą informaciją. Ir dopaminas yra skirtas už tą tokį džiaugsmo, tokį, žinai, tokį greito pasitenkinimo rezultato, tokį, žinai, rezultato tokį jausmą. Jeigu tu įsivaizduotum, man labai dažnai patinka kalbėti apie pirmykštį žmogų arba senovės tokį žmogų, kai aš kalbu apie tūkstančius žinai, metų prieš Kristų ir taip toliau. Tai įsivaizduok, išeina pirmykštis žmogus į medžioklę ir tolumoj pamato elnių bandą. Ir čia jis gauna dopamino pliūpsnį. Yra. Kaip mes dabar paskrolinė, ne? Kaip tu pamatai telefoną, kad jisai notificationas atėjo. Bet čia tu gauni dopamino pliūpsnį. Kas ten? Ten kažkas gero. Reikia eiti tolyn. Ir dopaminas tave skatina siekti to, kas, davė pirmąjį impulsą. Ir jis mato tą elnių būrį. Gauna dopamino. Jis pradeda galvoti, kuria kryptimi jie eis, kur aš galiu nukirsti kelią, kad aš išlyščiau jiems, žinai, pakeliui, kaip čia aš dabar darysiu. Jis pradeda galvoti. Dopaminas duoda tos energijos siekti. Tada jisai kažkaip ten bando prie jų priartėti. Kažkaip strategiškai masto, žinai, daina ten kažkaip arčiau ir staiga tas elnių būrys jau nebe taip toli, o už keliasdešimt metrų, jau galbūt pasiekiamas ietimi ar dar kažkuo, ar ne? Ir vat, žingsnis po žingsnio ateina dopamino tokie pliūptelėjimai, kurie suteikia tam tikrą džiaugsmo, pasitenkinimo savimi jausmą ir skatina eiti toliau. Okay? Tas pats vyksta mūsų kasdieniam gyvenime ir vat štai kaip ir pradėjom. Tavo telefonas guli ant stalo, tu užsiminėjai kažko galbūt neypatingai įdomiu. Tarkim, apmoki savo, nežinau, komunalinės sąskaitas, ar ne? Visiškai neįdomu, toks ir šiaip beprasmis reikalas, nes leidi pinigus dalykam, kurie brangus ir kurių nematai. Kas kart galvoji, o čia išeitų va toks daiktas. Ir tu atlieki šitos dalykus, ten galbūt kažkokį tai dar skaičiuoji šeimos biudžetą ar dar kažką, baisiai neįdomu, bet jau ten susikaupęs, darai tą ir staiga notificationas ekrane. Ir kas tai įvyksta? Ir tada tu, žinai, galbūt neturi mažą tokį dėrybinį momentą su savimi, ar aš lieku prie to, ką aš dabar darau, ar vis dėlto... Aišku, kad nelieku. Ne? Paukšt tave pagauna, tu pasiimi telefoną į rankas, tu atsidarai. Tu matai ten kažkokią tai galbūt širdutę, kažkokį laiką, kažkokį skaičių, galbūt kažkokį komentarą ir tu dar gauni dopaminą. Tada tu atsidarai, lendi daugiau ir tu žiūri, kad yra dar kažko ir tu dar gauni dopaminą. Tu peržiūri ten savo postą ir po to pagalvoji, pažiūrėsiu reelsus. Ir tu dar gauni dopaminą. Ir dar. Bet ateina momentas, ir apie kurį mes jau šiek tiek užsiminėm, kad kažkurio momentu tas dopaminas baigėsi ir tave labiau pradeda valdyti toks kompulsyvus naršymas, kuris nesuteikia malonumo. Jis pradeda net erzinti. Jis kelia įvairiausių jausmų ir tokia, žmonės tai dažnai vadina tokį tuštumos jausmą, nebedžiugina, nebeįdomu. Jo. Tu ieškai kažko ir tu pradedi pykti ant to device'o, nes tipo... Jo. Ir čia tikėtina, kad kadangi tu jau nebegauni tų dirgiklių, kurie tau suduotų dopamino dozę, o dopaminas, dar reikėtų pasakyti, yra toks be galo, taip kaip čia išsireiškus priklausomybę keliantis neurotransmiteris. Nes jį malonu gauti, tai yra malonu, dėl to jisai sukelia tą priklausomybės jausmą, mes norime jo vis daugiau. Ir staiga dopamino pliūpsnių nebėra, bet
atsiranda va tas tuštumos, nerimo, kažkoks toks, žinai, frustracijos jausmas. Ir čia daugiau įsijungia tokia priešinga reakcija, tai toksai tas, angliškai yra toks OCD, Obsessive Compulsive Disorder, arba toks obsesinio kompulsyvaus tokio veiksmo sutrikimas, ne? Tai galbūt nėra tiek sutrikimas, kiek tai yra obsesinis kompulsyvus toks procesas, nes obsesija tai yra nevaldomos mintis, o kompulsyvumas tai yra nevaldomi veiksmai. Ne? Ir va tada tu naršai, nieks netinka ir kas atsiranda, kad tu ieškai to dopamino. Ir jeigu algoritmas yra sutvarkytas teisingai, o jis dažniausiai, kadangi kuria jį, turiu omeny soctinklų algoritmus, kariuomenė, armija labai protingų žmonių, tai jis dažniausiai plius minus yra sutvarkytas neblogai. Ir kurį laiką pranaršius, tu staiga gauni kažkokį tai vaizdą, kuris tau duoda dopamino. Ir tai gali būti, vat kažkas, kas tau faina, kažkas gražu, kažkas intriguojančio, kažkas dar kažko. Po to vėl gali būti kažkokia tai pauzė ir kuris tai laikas tokių neįdomių dalykų, ne? Bet jie bus emociškai greičiausiai labai paveikus. Tai bus arba kažkas žiauraus, arba kažkas erotiško, arba kažkas mielo, gražaus, ko aš norėčiau, kur norėčiau būti, ką norėčiau turėti arba veikti. Tada tai gali būti kažkokių influencerių, tai yra žmonių, su kuriais mes dažniausiai šiek tiek tapatinamės ir influenceriai mums nekrenta bet kas, ne? Mums prastai jie krenta, taip tas toks žodis krenta, yra metami tie, kurie yra pagal mūsų tam tikrą profilį, veiklą, hobius ir dar kažką, ne? Ir tokiu būdu būna tokios pauzės, tokio obsesinio kompulsyvaus tokio naršymo ir tada vėl gauni dopaminą šiek tiek. Bet mes iš principo šiuo metu visi esam su sutrikimu. Aš žinai... Kaip, neabsoliutinkim, ne visi, bet tarkim, aš kvieščiau, pavyzdžiui, mūsų podcast'o klausytojus arba žiūrovus, arba, nežinau, tavęs turbūt nereik kviesti, nes tu esi pastebėjęs tą. Aš tą pradėjau pastebėti, kai pradėjau dienos metu važiuoti pasimti savo vaikų iš mokyklos. Nors pastebiu tą ryte, bet kažkaip diena dar labiau išryškėja ir dabar stengiuosi atkreipti dėmesį, kai išeinu į miestą arba pabėgioti, arba prasieiti su šunim, pastebėti žmonės. Tai negali sakyti, kad praktiškai visi, bet apie jaunimą kalbant, tai didžioji dalis ir netgi mano amžiaus žmonių didžioji dalis, mes turėtumėm, žinai, kaip aš savo sakau, greitai gimti su ranka, kuri pritaikyta tiesiog ten, žinai, tu tik gimsti arba jau gimsti su telefonu tam tikro brando, žinai, tėtis, kurį mėgo, tai gamindamas tave ir telefoną. Ir tada iš pradžių išlys ranka, o tada jau kūdikio... Selfis ir tada jau kūdikis. Selfis ir tada kūdikio. Jo, taip, kiekvienas turės tokį, žinai, savo selfiuką gimstančio žmogaus. Ir aš žiūriu į visą tai ir man taip iš šono atrodo, kai pasižiūri klaikų, zombių visuomenė tokia, žinai, kažkur eina visi lindai į tą telefoną ir aš galvoju, ir aš esu lygiai toks pat. Čia, žinai, jeigu Gintai tu vieną kartą per savaitę čia 15 minučių pažiūrėjai tai iš šono ir tai pamatei, kas iš to, aš vis tiek atsisėdu į mašiną arba grįžtu namo ir irgi iš karto einu skrolinti. Bet tai mes, bet dabar, pavyzdžiui, aš turiu vaikų 14, 12 ir 10. Jeigu neribotum, tai galėtų būti parą. Ja. Bet jie ten suranda, apeina ir taip toliau. Jie labiausiai, aš kaip suprantu, yra TikToko bajeriai. Tai yra trumpi, greit besikeičiantis video. Aš nesuprantu, kaip jie išsėdi pamokoj. Aš tikrai nesuprantu, žinau. Yeah. Vienas iš mano vaikų, ačiū Dievui, dar kažkaip visai skaito. Jam būna įdomu. Bet, pavyzdžiui, 2 vaikam, aš matau, kad, pavyzdžiui, dukrai, aš nežinau, jai yra 10 metų, mes esam šiaip skaitantis abu ir žmona, ir aš, mes turim tokią tradiciją vakare prieš miegą paskaityti. Bet, pavyzdžiui, mano dukrai, aš matau, kad jai yra tiesiog neįdomu. Čia, Dieve mano, aš dabar... Ar knygos ateityje bus po 3 žodžius? Aš nežinau, galbūt, bet... Kur visą tai veda? Aš dabar užsivesiu ir pusę dienos kalbėsiu, tai kažkur mane sustabdė. Gerai. Tiek pedagogika, tiek andragogika, suaugusiųjų mokymas, kur aš kartais dalyvauju vesdamas mokymus verslui, verslo atstovom, kalba apie tai ir supranta, kad
žmogui paduoti informaciją mažais gabaliukais yra daug efektyviau. Taip mokytis yra daug efektyviau. Aš nedirbu su vaikais, nedirbu su paaugliais, bet aš, kartais būna ugdau tam tikrus įgūdžius suaugusius žmonės. Aš matau, kad jeigu manyje įsijungia kažkas galbūt įdomu man, gaunu klausimą arba kažkiek kalbu kažkokia tema ir tai yra įdomu man, aš gali būti, kad pastebiu, kad jau kalbu 20-25 minutės ir aš matau, kaip aš žudau auditoriją, nes jiems, kad ir kaip bebūtų man įdomu tai, ką aš pasakoju, arba netgi objektyviai, nors tai yra įdomu, jie nebelaiko dėmesio. Ką tai reiškia, kad visa ta tokia ugdymo proceso sistema, jinai, yra taip dėliojama, kad mažais gabalėliais, reiškia 10-15 minučių informacija, tada kažkoks galbūt nedidelis praktinis pratimas. Kitaip sakant, perjungti savo smegenis nuo to, kad klausau, išgirdau, dabar pabandau pats. Klausau, išgirdau, pabandau pats. Klausau, išgirdau, pabandau pakalbėti apie tai su kažkuo ir taip toliau. Ne? Tai reiškia, kad mes, taip sakykime, perjunginėjom diapazoną. Tai šitoj vietoj tai, ką kalba mokytojai, tai, kas vyksta su moksleiviais, tai, kas vyksta mokyklose ir taip toliau, girdžiu kaip problemą ir aš suprantu, kad tos mokyklos, kur mokytojai sugeba pasiruošti, sugeba daugiau atliepti tą moksleivių poreikį informaciją suduoti mažais gabalėliais, jie pasiekia geresnių rezultatų. Bet tiesa yra ta, kad nesvarbu, ar žmogus suaugęs ar vaikas, dėmesį koncentruoti dabar jau, nes protas yra taip pripratęs prie kažkokių didelių informacijos kiekių yra labai sunku. Štai kodėl vaikam yra tikrai sunku skaityti knygas. Ne? Taip. Aš kartais irgi pastebiu, aš be galo mėgstu skaityti, aš daug skaitau. Bet aš būna skaitau ir aš suprantu, kad aš staiga pradėjau kažkur mintimis nuklysti. Nors ir knyga įdomi, nors informacija įdomi, aš pradėjau mintimis kažkur nuklysti, galvoti. Telefoną. Jau čia fiziškai, o aš mintimis pradėjau kažkur nueidinėti. Ne? Ir ką tai reiškia, kad, galbūt priejau kažkokį galbūt skyrių, kurį, kažkuo jis manęs nedirgina, nejaudina. Ir staiga mano smegenys tada persijungia ir pradeda ieškoti to, ką mes gyvenime gauname taip lengvai. Tokio kažkokio malonumo. Klausyk, aš tavęs dar noriu paklausti ir aš galvoju, ką su tuo daryti. Aš nežinau, ar tu sutiksi su manim ar nesutiksi, bet mano galva, visos šitas technologijos ir visi šitie skrolinimai, jie tam tikrą prasme bukina mūsų smegenis. Ir aš apie ką noriu pasakyti? Apie tai, kad dabar praktiškai man nebereikia nieko prisiminti. Nes po ranka iš karto yra telefonas, yra Google'as, yra visa kita. Ne? Jeigu aš atidaryčiau tau tam tikrą nautsų savo telefone esantį lapą, tu pamatytum mano visokiausių ten slaptažodžių, aš juos gal ten biški užkodavęs, kad bet kas paskaitęs nesuprastų, kas yra kas. Bet aš net per seniausiai turėjau nemažai vargo su vienu užsienio banku, kuriame turiu sąskaitą, dėl to, kad aš neprisiminiau atrakinimo kodo. Dėl to, kad buvo viskas padaryta ant FaceTime'o, ant Face ID tipo, kad nuskaito veidą, bet ten jie kažką keitė savo politiką ir tipo reikėjo įvesti šitą daiktą ir aš jo tiesiog neprisimenu. Kaip aš atsiskaitau Laurinai parduotuviai dabar? Aš ateinu su savo telefonu, aš tą darau dabar, 2 kartus paspaudžiu šoninį mygtuką, prašau, jeigu būtų kur priliest, aš jau prilieščiau ir aš jau esu atsiskaitęs. Tu galvoji, aš žinau savo šitos kortelės PIN kodą? Ne, aš jo nežinau. Jis yra kažkur užrašytas, bet aš nežinau jo. Aš nežinau daug dalykų, nes tipo nebereikia žinot. Ir staiga ateina diena X, kuri buvo atėjus čia prieš kiek mėnesį, pusantro, kai buvo vienas vakaras, jog staiga dingo Messengeris, Facebookas, lyg ir Instagramas tam pačiam buvo pakibę. Aš galvoju taip, atsikeli ryte, ir nėra interneto visam pasauliu. Yeah. Šakės. Matai, šakės dėl to, kad apskritai labai daug sistemų ant interneto yra. Čia kita tema, bet... Bet man čia kaip žmogui šakės. Tu supranti, mano galvoj nebėra nieko. Žiūrėk, kartais man taip atrodo. Nes, klausyk, kai tu esi alkanas ir jeigu tu sakai, noriu valgyti ir aš tau
paduosiu obuolį, tu žinosi, ką su juo daryti. Žinosiu, jo. Jo, tai matai, tai tam tikrus dalykus tu vis dėlto prisimeni. Nu, ačiū Dievui dar. Bet vėl, žinai, aš tau galėčiau čia prieštarauti vėl. Aš prisimenu, bet tu man paduosi obuolį ir žinai, kas man bus? Man bus iš pradžių, kad o pas tą ir tą influencerį, man atrodo, gražesnį obuolį mačiau. Tai čia jau... Čia kažkoks supuvęs obuolys, o ten nebūna supuvę. Tos parduotuvės akauntė mačiau, kad pas juos gražesni obuoliai, žinai. Taip. Tai čia jau kita tema, matai, tu galbūt gali rinktis, galbūt tu turi kažkokių kitų poreikių ir taip toliau. Bet jeigu tu pagalvotum, kasdien tu funkcionuoji, tu vairuoji, prisimeni kelių eismo taisyklės, tu prisimeni, kur tu gyveni, savo šeimos narių vardus ir dar taip toliau, ir dar daugiau. Tavo galva yra pilna informacijos. Ir tiesą sakant, su šio laikinė ta socmedijų visa ta, kaip čia padinti, kultūra, sakykim taip, informacijos kiekiai, kurie į tave ateina, yra didžiuliai. Tu kaip suaugęs žmogus gali daugiau dabar ką padaryti su savo srautu, kuris į tave ateina iš TikToko, Facebooko arba Instagramo. Tai algoritmas yra be galo protingas ir tu iš esmės, taip kaip tu sukuri savo namus, tai yra, jeigu nutari pasistatyti namą, tu bendrauji su architektais, tu renkiesi, koks bus tas namas, kaip jis bus įrengtas, kokie bus baldai, paveikslai ant sienų, koks tame name bus, nežinau, apšvietimas, kvapas galų gali ir taip toliau. Tu susikomplektuoji tos savo namus, kuriuose tau gera būti. Taip. Kažką panašaus mes padarome ir su savo socerdve. Kiekvieno iš mūsų socerdvė yra šiek tiek skirtinga. Pagal tai, kokie mes esam, kas mus domina, kur mes daugiausia kreipiame dėmesio ir taip toliau. Aš tau galiu pasakyti, kartais aš tikrai jaučiuosi užknistas ir toks, žinai, su tokia tuštuma, jeigu aš taip pagaunu save, kad aš kurį laiką turėdamas laisvo laiko skrolinu, bet aš gana dažnai nemažą informacijos kiekį to, kas man įdomu, kas man reikalinga, gaunu būtent iš interneto ir būtent iš socialinės medijos ir iš viso to skrolinimo. Dar kitaip sakant, tu paminėjai tokius žodžius kaip žmonės kaip zombiai vaikšto su telefonais ir taip toliau. Dar kažkaip tais yra sakoma virtualioji erdvė ir panašiai, bet žinok, aš jau taip tokį jausmą turiu ir man toks, kad nei tai zombiai, nei virtuali erdvė, ten yra lygiai toks pat gyvenimas, kaip ir va čia mūsų su tavimi. Ten toj erdvėje yra lygiai toks pat gyvenimas, mes jį tiesiog perkeliam. Nu jo, šiaip aš dabar esu šokiruotas, nes jeigu tu pamatytum mano Instagramo, žinai, kur būna ten, kur atsidarai search langelis, neva kažko ieškotum, bet ten jau būna išmesta, tipo, ko tu... Raktiniai žodžiai kažkokie, ne to, kad raktiniai žodžiai, o iškart vaizdelį, ko tu ieškai, žinai. Negaliu parodyti tai. Tai aš esu susikūręs kiek kitokį pasaulį ten, žinai. Gražesnį, negu kad turi. Jo, bet čia... O čia gal ir yra problema tada, bet tai ne problema, tai yra tau labai geras toks hintas, toks labai geras, žinai, šiek tiek pamastymui, ko tu daugiau norėtum savo gyvenime. Nes tavo tikėtina, kad tas būtent soc tinklų, kai tu tą search atsidarai... O daugiau 19 mečių. Tai jeigu 19 mečių, tai gerai, svarbiausia, kad ne jaunesnių. Tai žinai, ir tai... Klausyk, gerai, aš dabar pasakysiu, ten yra panos ir kapibaros. Ką tu apie tai kaip psichoterapeutas galvoji? Kas yra kapibara? Kapibara yra toks gyvūnėlis labai fainas. Nes su panom viskas aišku, ką tu su kapibaram daryt nori. Man jas labai mielas, ta prasme, tokios. Tai tau trūksta gyvenime mielumo. Auginčiau kapibarą labai mielą. Aš tau po filmavimo parodys, kaip atrodo kapibara. Jeigu aš tave apkabinčiau, ar tu jaustumės, kad tave kapibara apkabina? Ne, aš atsiprašau, bet man reikėtų, kad kapibara. Arba ta... Kažkur iš tų 19 metų. Aš nežinau, ar mes šitą dėsim, bet... Įdėsim. Tebūnė, čia viską dėsim. Okay. Tai, žiūrėk, taip šiek tiek rimčiau, kapibaros faina, pas mane matyti irgi yra kažkokių mielų dalykų ir jie vis tiek kutena tą mano švelnėje asmenybės pusę, kur aš šiek tiek nusišypsau, matau kažką banaliai saldaus ir tai vis tiek yra
aš kadangi esu žmogus, kaip ir tu, ir mes norim šiek tiek mielų, švelnių ir gražių dalykų savo gyvenime. Gerai, o tai kada, ar mes galim taip atsakyti, kada skrolinimas yra ok ir kada tai tampa problema? Galim, yra išvesti, yra atliekant tyrimus tokie rekomenduojami trukmės, kiek tai turėtų trukti. Ir man atrodo, kad aš bijau pameluoti, matyti, jeigu pasigūglintumėt, visi tikrai rastumėt, ten galbūt bus šiek tiek skirtumų, bet panašiai bus turbūt apie, jeigu aš neklystu, suaugusiam žmogui apie 3 valandos per parą kažkas va taip skrolinimo. Šiaip 3 valandos, jeigu toks skaičius galėtų būti, čia reikėtų patikslinti, dar nėra tai blogai. Manau, kad su 3 valandom galima išgyventi. Ja. Tai tiesiog, žiūrėk, labai čia šitoj vietoje yra... Bet ką veikti? Viskas, kas per daug, yra nesveika. Ar vyno taurė yra blogai? Ne. Bet jeigu bus ir vyno taurė kartą per dieną, aš sakyčiau, nieko to blogo. Bet jeigu tai bus vyno butelis ar 2 per dieną, jau gal mes tada kalbėsim apie tai, kad gal tai ir ne visai tau naudinga. Ne? Tai su daugelio dalykų viskas yra ok, kol tai yra kiekis arba dažnumas to, ką darai, yra, žinai, kontroliuojamas, valdomas ir nėra to obsesinio kompulsyvumo. Aš suprantu, bet Lauryna, žiūrėk, dabar aš net nebejoju, kad yra čia procentaliai paėmus 80% šiuo metu klausančių tai, ką mes kalbam. Jie galvoja, aš žinau, bet ką daryti, kad ta prasme, aš savo pažadu, jog viskas nuo rytojus arba nuo pirmadienio mano screen time rodmenys bus tokie, kurie turi tilpti tuos standartus, nes aš suprantu, kad aš tiesiog praleisiu 6 arba 8 valandas telefone, dar žmogui turinčiam darbą, keletą vaikų, galbūt hobį ir šiaip gebančiam egzistuoti šitam pasaulyje. Tai yra, vadinasi, tu esi on top visada. Darydamas kažką, tu esi ir telefone, ne? Ir žmonės tą supranta, bet jie vis tiek tą daro. Taip. Kame yra problema ir ką daryti, kaip pagauti save už rankos? Kaip bent kažkiek sumažinti? Mes čia po truputėlį artėjame į temą, kuri yra labiau apie priklausomybės ir kaip su jomis elgtis. Ne? Tai naršymas beje soctinklai jau yra priklausomybių sąraše, jau senokai. Neabejoju. Ir čia daugiau jau, žinai, kaip sakyti, taip, jeigu labai rimtai, tai galėtų kalbėti apie žmonės, specialistus, kurie dirba su priklausomybėmis, bet faktas yra labai paprastas, kad jeigu jau žmogus pastebi, kad to naršymo ir buvimo telefone ir visur kitur yra gerokai per daug, reikia ieškoti išeičių, kaip to mažinti. Tai gali būti kažkokios labai griežtos, kaip tu atminėjai, išsitrinti, dar kažką, žinai, pasidaryti. Turėti kažkokius tai šeimos ritualus, kad vakare pareinam namo ir nuo tam tikro, tarkim, nuo tam tikros valandos viskas, telefonai yra, nežinau, uždaromi ir rakinama stalčių. Ne? Ir tas stalčius turi laiko spyną ir kai tu jį užrakiniai, ta spyna atsidarys tik tais kitą rytą 7 ar 8 valandą ryto. Nežinau, žinai, taip, taip. Bet aš turiu minį, kad eiti prie disciplinuotų tokių sprendimų, kaip tai mažinti ir ieškoti, kaip tai mažinti yra svarbu, tai yra viena. Antra, aš galvoju, galima šitoj vietoj dažniausiai pasižiūrėti į gilesnius dalykus, kas su manim vyksta, ką aš darau. Žmonės sako, vėl, kaip aš ir kalbėjau, apie dopaminą, apie tą malonumą ir panašiai, bet vėlgi yra labai daug naršymo apie karą. Koks ten dopaminas? Ne? Apie sproginėjančias karinės ten technikos, žinai, kažkokias tai naujienas, apie lavonus, apie žiaurumus, apie tai, kaip žmonės, nežinau, šoka nuo skardžio ir jiems neišsiskleidžia parašiutas ir jie ištikšta. Iš kur tas dopaminas? O kiek dažnai yra dar tokių situacijų, kai pora išsiskiria ir tada vienas iš jų, žinai, stalkina savo ex. Ir žiūri, kad jau ten, žinai, tas buvęs ar buvusi jau su kitu ir tada lygina save, o čia tas žmogus gražesnis už mane ar dar kažkas ir dabar atrodo toks laimingas. Iš kur tas dopaminas? Ne, tai tik tai kelia nerimą ir tą obsesinį kompulsyvumą. Bet čia irgi vis tiek kažkas turi veikti. Aš labai greitai. Aš turiu vieną tokį pažįstamą, kuris man kartais atsiunčia tokių vaizdų, kur aš, ta prasme, tiesą pasakius, aš būnu šokiruotas. Aš dabar taip greit negalėsiu vardinti, bet mane šokiruoja 2 dalykai. Pirmas dalykas, tai kad kažkas tai turi padaryti ir nufilmuoti, o antras dalykas, kad
kaip tu dasikasiai iki šito vaizdelio, nes tai jau yra hardcore'as, žinai. Ir aš esu kažkur skaitęs, pataisyk mane, jeigu aš klystu, čia galima galbūt išvesti paralelę, žinai, kaip žmonės tampa priklausomi nuo pornografijos. Kad iš pradžių tau užtenka pasižiūrėti, tau užtenka matyti moterį su apatiniais ir vilioliai. Prisimink mūsų paauglystės laikus. Judinančią klubus tau jau yra faina, žinai, tada tau to nebeužtenka, tau reikia nogos moters, tada jau reikia lytinio akto, tada jau reikia, jau nebeužtenka, kad jinai su vienu vyru, gal reikia su dviem vyrais ar su dviem moterim. Nu ir ten, tavęs pradeda nebevežti, tu ieškai vis aštresnių dalykų. Tai čia turbūt žmonės irgi ieško vis aštresnių dalykų, bet kas juos skatina tai daryti? Tai, kad dopamino bačka tuščia ir čia yra dugno pramušimas, vis tiek kažkas turi verst. Tarsi, mes kasamės dar link dopamino, jo jau nebėra, ar kaip yra? Ne, matai, su pripratimu dirgiklis turi būti vis stipresnis. Labai geras pavyzdys būtų, įsivaizduok, išeini į žygį arba į kalnus. Ten keletui dienų, kur nėra ryšio. Telefoną prieš išeidamas išjungi, įdedi į ten giliausią kuprinės kišenę, išeini, stovyklauji ir taip toliau. Tu pajausi, kad kai tu grįši jau į civilizaciją, kur yra ryšys ir internetas, tau tą dopaminą ir tą džiaugsmo tokį ir fainumo jausmą suteiks gerokai paprastesni dalykai, kuriuos tu matai savo telefone, nei buvo iki tol. Tu būsi šiek tiek nusiraminęs ir bus atsiradęs alkis tam tikras tam. Bet kadangi to alkio nesusikūrė, tai tas laipsnis dirgiklio, kas mane dirgina ir kas mane kažkaip jaudina, arba jaudina ne tik erotinė prasme turiu omeny, emociškai. Tas dirgiklis turi būti vis stipresnis ir stipresnis. Tai yra kaip aštraus maisto valgymas, žinai. Galbūt iš pradžio atrodo labai aštru, bet ilgainiui pripranti ir tada norisi vis daugiau aštrumo ir dar daugiau aštrumo. Organizmas toks yra, jisai adaptuojasi ir jisai pripranta. Kaip pagalvoja, žmogus su viskuo taip daro. Žmogus yra baisus padaras, jis prie visko pripranta, tada jam reikia visko daugiau, visko geriau. Ir jeigu čia mes nueitumėm į filosofiją, tai turbūt iš to ir karai kyla. Jie kyla, matyti, iš daugelio dalykų, galbūt ir iš to. Aš čia aišku taip žinai. Bet supranti, gintai. Maišą, žinai. Ne veltui tai yra vadinama daugiausia, apie ką mes kalbame, socialinė erdvė. Mes esame be galo socialūs padarai. Mes nuo pat pradžių pradėjom gyventi bendruomenėmis. Aš iškart sustabdau dėl dviejų dalykų. Vienas dalykas, taip, aš sutinku, kad mes turim socialinę erdvę. Tarkim, paimkim kokį Facebooką, daugeliu jis yra dabar tapęs tokiu, žinai, visi apie viską žinom, nes viską matėm ten Facebook'e, kažkas rašė, kažkas skaitė, ne? Aš šitą suprantu. Bet aš tikrai žinau žmonių ir aš esu skaitęs liūdnai pasibaigusių istorijų, kaip žmonės, pavyzdžiui, paimkim kokį Instagramą, žinai, arba ten TikTok, arba kažką. Žmonės seka kitus, kur wannabe galbūt kaip jie, iš ko kyla pavydai, nelaimingumo jausmas, savivertė krenta ir taip toliau, ar ne? Tada žmonės seka freakus, iš kurių galėtų tyčiotis. Jie galvoja, kad jie yra durniai, žinai, ir taip toliau. Tada atsiranda patyčių ten burbulai, žinai. Patyčių burbulai, wannabe burbulai, pavydo burbulai. Ir, toks keistas socialumas, ne? Ne, žiūrėk, tiesiog internetas davė sparnus. Ką turiu omeny, kad kiekvienam kaime, kiekvienoj bendruomeniai, kiekvienam rajone visada buvo ir kažkoks, žinai, šviesuolis ir kažkoks keistuolis. Tik apie tai kalbėdavo 5 aplink esančios trobos, o dabar internetas jiems duoda sparnus ir juos gali pamatyti visas pasaulis. Jo, gerai, tu sakai, teisingai, teisus. Gal visais laikais viskas taip ir buvo, tik mes apie tai nežinojom. Internetas davė galimybę būti matomu. Mes turim po truputėlį lenkti link pabaigos. Aš nežinau, ar mes galėsim šiandieną kažkokią išvadą, ar tu jauties dar kažko nepasakęs, galbūt slepi dar nuo manęs kažką. Aš jaučiuosi su tavimi jau ne pirmą kartą, kad aš kažko nedasakęs, nes tas laikas ribotas, o pasakyti norisi gana daug.
bandau, žinai, išrutulioti Nes kažkokį greičiausiai, kaip žmonės scrollino, taip ir scrollins, paklausė šito epizodo, gal kas nors ten pasižiūrėkit šiaip dėl įdomumo. Bet žinai, aš nemanau, žiūrėjote į savo telefoną, kiek jūs per dieną praleidžiate. Nes būna žmonės nežiūri. Bet gintai, mano tikslas nėra nei man su tavimi čia kažką gydyti. Mano tikslas yra daugiau atkreipti dėmesį. Ne, tai taip, aš ir nesakau, kad mes turime išgydyti, žinai, bet... Ir aš, žinai, ką noriu labai pasakyti, kad kaip ir tikrai nemaža dalis pasaulyje dalykų, taip ir skrolinimas, turi kaip moneta tas dvi pusės. Viena pusė yra tikrai graži, reikalinga, naudinga, kita pusė, matyti, yra labiau kenkianti, nuodijanti gyvenimą ir va dabar tai, ką tikrai dažnai kalbu savo klientam psichoterapijoje metu, kad aš retai kada turiu poziciją už, prieš, tokią kategorišką, ne? Man labiausiai patinka, kai aš galiu išlaviruoti kažkur per vidurį, suprasdamas, kad beveik viskas pasaulyje yra okei, tol kol yra subalansuota. Kai mes išsimušam iš balanso ir nueinam į kraštutinumus, nesvarbu, kas tai būtų. Ar tai būtų naršymas, ar tai būtų susijęs su vartojimu alkoholio arba maisto, ar tai būtų susijęs su dar kažkuo, žinai, kažkokiu aspektu. Nesvarbu, jeigu mes išsimušam iš balanso, tai nėra gerai ir tada reikia ieškoti kelio, kaip grįžti tą balansą. Arba pačiam, arba su artimųjų pagalba, arba jau su specialistų pagalba, jeigu jau tikrai jausmas yra, kad to reikia. Ir nėra tam jokios stigmos, štai kodėl šiuolaikiniam pasauly šią akimirką į psichopavyzdžiui terapiją, įvairiausias konsultacijas vaikšto gerokai daugiau žmonių, net įdarė prieš 10 metų. Aš čia šitoje vietoje vis tiek dar pridėčiau, kažkada Telebimbamai turėjo tokią dainą, labai geras daiktas yra televizorius. Vos tik tai nubūdęs aš galiu išvysti jūs, pasaulio vaikai. Bet ten po to kažkaip buvo, bet nereik pamiršti, kad tikra gėlelė daug gražiau žydi, daug mieliau kvepia ar kažkas tokio. Jau tada jie tą žinojo. Nebent vakare, žinai. Tai aš vis dėlto, žinok, ne to, kad mokyt, bet aš norėčiau palinkėti, kad pabandyti, jeigu žmonės seniai bandė, nežinau, išeiti į miestą, išeiti į mišką, arba pabandyti pasikalbėti su savo žmona ar galbūt vyru, kad ir pusvalandį be telefono. Ja. Pažiūrėt, gal visai neblogas, gal net įdomus žmogus, su kuriuo jūs gyvenat, žinai. Gal jis jau kažką turi naujo papasakoti, žinai. Bent kartą savaitėj galbūt, žinai. Aš tokį, žinai, pabaigai gal šiek tiek moralizuojant tokį turiu. Taip, moralizuojant vieną tokį, žinai, tiek, kad nepatogiai pasijaustų. Jo, tai kai pas mane ateina žmonės, o tokie kaip tu, ir kalba apie savo vaikus, kurie neišlenda iš telefono. Taip. Aš paklausiu, o kiek tavo vaikai tave mato skaitant knygą? Bam! Tai man atrodo, kad šito ir galima pabaigti. Jo, gerai, aš tik tai dar tada pabaigai patarimą. Aš noriu pasakyti, kad jeigu jūs jaučiatės savo gyvenime perskaitę absoliučiai visas knygas, bet norite rodyti gerą pavyzdį vaikams, tai viskas, ką reikia padaryti, susiras knygą, kurios jums yra negaila, atsiversti ją, uždėti telefoną, apsibrėžti su pieštuku, išpjaut skylę, įsidedi telefoną, tas telefonas įkrenta tarp puslapių, tu užverti knygą, tu atsiverti ir, ta prasme, nieks iš šono nemato, kad tu scrollini. Jie galvoja, kad tu skaitai knygą. Tik laiks nuo laiko reikia keisti viršelį, nes metus laiko skaityti tą pačią būtų truputėlį juokinga. Laurynai, ačiū, faina. Ačiū visiems, kas paklausėt ir pažiūrėjot. Mes sugrįšim kitoje serijoje ir kalbėsim apie pusdaug nuogų moterų ir kalbėsim įdomią temą. Ačiū tau ir visiems iki. Tvarkoj, iki.